Na ką, sveikinusi, nesisveikinau, tai dar kartą sveikučiai visi. Gero ryto, vakaro, dienos ar dar kažko. Nenudaužti žoliapjovininko. Viskas prasideda sezonas number kažkelintas. Baigėsi atostogos, išvykstu šiek tiek anksčiau negu turėčiau išvykti. Prašė, kad atvykčiau anksčiau. Turėjau važiuoti dar anksčiau, bet nevažiavau. Nes realiai turėjau dar 5 dienom anksčiau išvykti. Tai, bet žodžiu. Neišvykau, išvykstu dabar. Tai ką aš čia galėčiau jums papasakoti. Jo, viskas, baigėsi atostogos. Nu, tokios čia yra atostogos, bet jo, paskutinę savaitę tai šiek tiek pasiilsėjau. Nieko realiai neveikiau. Namuose, į parką, su sūnum ir žmona, į krepšinio aikštelę pamėtyti, į kašį, biški čia, biški ten. Nu, žodžiu, va taip, lengvai, paprastai. Važiuoju su didžioju X-u šią kartą. Su didžiąja mašina, BMW-ką palikau mažiuką pailsėti, nes reikia daiktų parsivežti. Pardaviau namą. Tai reikia daiktų parsivežti. Užuolaidas, na, aišku, nereikšmingi daiktai, bet žmona norėtų labai, tai reikia parvežti. Tą skalbimo mašiną, nežinau, parduosiu vietoj, neparduosiu. Išmesti vis tiek gaila, gerą skalbimo mašiną. Ar atiduoti, tai pabandysiu parduoti, neparduosiu, parsivežti namo. Vietos yra pakankamai čia, tokiom smulkmenom susirinkti. Tai va. Kas dar čia būtų? Ne, o paskui biškį vėliau papasakosiu. Reikia išvažiuoti iš miesto. Ir ką, į kelią, į Taliną. Va, galim pasigrožėti paskutinį kartą žaliais medžiais. Spėju gamta šiltų oro, nes dabar grįšiu tik tais rugsėjo pabaigoj. Spalį. Realiai spalį. Tai jau viskas. Dabar išvažiuoju į Lietuvoj, kad ir iš ryto yra plus 19. Visos dienos čia iš vis kosminės buvo, po 30 virš. Tai vaikštai toks, miegoti irgi taip sunkiai, atsikeli toks, nežinau, kvadratinis nuo šilumos. Jo, tenais kągi, tenais jau gali būt, kad, žiūrėk, tenais gali būt, kad net ir pasnigs, bet tikėjausi, kad nepasnigs, nes esu su vasariniam padangom. Bet visko gali būti. Tai jo, atsigrožė dar medžiais, o važiuoju. Šnekėjau vakar, sakė plus 9, tenais kažkur plus minus. Gal netgi vėsiau lyja, niukus oras. Be to, gyvensiu ne Honingsvogė, ne ten, kur visą laiką gyvendavau. Gyvensiu dabar dar kitur. Tokioj Skaidė, toks kaimelis. Turėsiu kambarį. Turėjau nuomotis butą. Ten su tokiu senu buvusiu, kur darbdavys buvo senu, šnekėjau, jis labai daug nekilnojamo turto turi. Tai klausiu, ar galėtų išnuomoti kažką. Tai sakė, pažiūrės, paieškos kažką nebrangaus. Bet paskui nusprendžiau, kad vis tiek dirbsiu ir keliausiu vėl, nes reikės pjauti žolę man. Važiuoju pjauti žolę. Tai daug keliausiu tai tokioj vietoj, kad nereikėtų toli važinėti, nes ten 100 km reikės važinėti. Reikėtų virš 100 km važinėti iki pjovimo vietos. Tai ten tokia stotelė tarp to ir to. Ten mūsų padalinys, tai ten galėsiu ir gyventi aš. Tai turėsiu kambarį. Virtuvėje yra, viskas yra, tai kaip ir gerai. Turėtų būti. Na, o čia pamatysim. Dvies apjausim, 2 pamainom, sakė. Nežinau, ar spėsiu parodyti, ar nespėsiu, bet ten namelis stokas Lietuvos vėliava. Gerai atrodo. Tikriausiai, kad nespėjau. Jo, važiuoju į Linoją šiek tiek. Stengiuosi važiuoti, tempiau iki paskutinę, sakau. Akimirkos. Vėl į kelią, vėl kelionės. Keltai. Pasidariau lovą mašinoj. Taip miegosiu, kai eisiu miegot. Parodysiu. Nes šiaip dažniausiai, tai sakau, važiuodavau tai non-stop.
atvarydavau non-stop. bet tada ir važiuodavau, kaip sakant, kaip čia pasakyti, į namus tiesiog važiuodavau, o dabar važiuoju tiesiog į darbą. Na, žodžiu, nežinau kaip čia paaiškinti, bet jokio tikslo. Tai dabar, jeigu važiuoju visą dieną, visą naktį, tada būnu ne paryčiais, bet kokio apie 11 valandą dienos vietoj. Tai kai namos būdavau, tai ten daiktų, ten susitvarkai, savos namos būni. O dabar tai, jokio tikslo nuvažiavus ten man būti dar visą dieną ar išsimiegoti naktį, paskui kažką kvailiuoti, blūdyti, tai nusprendžiau, kad naktim dabar miegosiu. Ne po viešbučius, nes tai viešbučiai irgi mane nervina. Tada turi susiplanuoti, kur būtinai vietą, kad ir nenori miego turi stoti, nes jau esi užsibukinęs, tarkim, viešbutį, arba tada ieškai kažko kito, jeigu pinigus grąžina ar nesi susimokės. Žodžiu, dar daugiau vargo. O dabar važiuoju, noriu miego, paukšt, atsiverti sėdynę, pasidariau per bagažinę. Pasidarysiu per bagažinę tokį atsiversiu lovą, pasidarysiu pagalvę, patalinę, taip vežuosi, nes savo patalinę vežuosi tenais, kad turėti ką pasidėti. Tai išsimiegosi, atsikelsi ir toliau kelią. Tos viešbučius, aišku. Gal, aišku, pusryčiai ar tušiukas, bet čia dėl vienos dienos no problem. Tai va, lekiu. O ką dar norėjau kažin pasakyti? Dėl to žolės pjovimo, tai sakė, ten kažkokios nesąmonės, tai žolės pjovimais yra. Pjauna vienas, pjauna kitas, pjauna trečias, niekas nepapjauna. Kaip visada tenais. Su jų tai žolių pjovimais, tai ir apskritai su bet kokiu kitų darbų. Nežinau, jie kažkiek neina, nesiseka jie per labiausiai. Tai sakė, dabar vienas pjauna kažkoks, bet jau pradėjo verkti, kad jau jam nebesiseka, nebemoka. O ten reikia dirbti paprasčiausiai. Kruopščiai, žiūrėti. Ir iš vien dirbti, o jie taip nemoka, jiem neišeina iš vien dirbti. Sustojau pasimti kavikės, energizerį, visai mieguliukas ima, miegas ima. O dar kaip visada prieš kelionę normaliai nesimiega, daug minčių. Anksti atsikėliau, po 5 gal atsikėliau, nuėjo 12. Kaip visada kelioniai, kad būtų įdomiau, turiu iš sūnaus mašiną pasiėmiau, Bamba, 5 serijos Batmaną M5 ir dar sūnus įdėjo, sakė, kad nepasim, kad valgyti turėti, kad turėčiau kelioniai. Tai va tokį idėją. Taip, prisiklijavau. Čia brokolis tikriausiai, ar kažkas panašaus. Ar ne brokolis? Kažkas brokolis. Ja, brokolis. Skaniai. Jo, tai sustojau kavikės energizeris. Ant miego traukia. O greičio matuokliai tai Lietuvoje, kai grybai auga tikriausiai rudenį. Vis daugiau, ta prasme. Dalė kiek daug iš tikrųjų. Jeigu nuo Kauno link Šiaulių, link Panevėžio ir už Panevėžio, tai matuoklis po matuokliu. Nėra blogai iš tikrųjų. Per daug. Šis net nėra blogai, o šiaip gerai, nėra čia kur lakstyti. Viskas turi būti pagal taisyklės. Kai tauta išmoks važinėti normaliai, tai gal ir greičio matuoklių nebereikės. Šiaip nėra blogai iš tikrųjų. Ką važiuoju 100, už 10 beveik paklaida dar yra. Ir už ten 5 ar 7 nefotkina. Šiaip jeigu važiuoju 100, gaunas apie 9, kokius 5. Na, tai taip ir išeina. Viskas čia gerai. Bet šiaip daug, jo, žiauriai daug. Reikia stebėti jau. Nes gali užsižiopsoti
ties kokiu ten 70, kur žiūri jau ten fotkas čiukšt ir yra. Kai iš Kauno važiuojant autostradą į Vilnių, tai ten suminis yra, man taip atrodo, šautas. Kur važiuoju visą laiką 110, jeigu magistralė, autostradai 130 mane. Tai ten 70 iššauta, tai ten, ta prasme, ten visai sekundžių reikalas, kada jau teisų nebeturi. Jeigu būsi paleidęs kokį 130, 70 zonui, finish, ateisim. Tai būkit atidūs kelyje, žiūrėkit, skaitykit kelio ženklus, nesiblaškykit. Tuoj siena, Latvijos. Pas braliukus nėra tiek daug tų matuoklių, bet policijos daugiau. Gerai, kad dar šiek tiek anksčiau išvažiavau, turiu keltą 4:30, tai kokią 4 jau vėliausiai reikia būti. Tai pamiršau visai apie čia prie pasaulio, pamiršau kelių darbus, nes praeitą kartą, kai grįžinėjau, tai čia buvo kosminės eilės, bet dabar iš ryto tai ne per labiausiai dar daug tų eilių, tai žiauriai gerai. Buvau visai pamiršęs apie šitą reikaliuką. Jo, tai sakau, žiauriai gerai, kad biškai anksčiau išvažiavau, nes būčiau turėjęs gaidį pešti. Čia praeitą kartą pro čia aš jau apvažinėjau aplinkui kažkur. Bet dabar važiuosiu tikriausiai tiesiai, nes nėra daug mašinų, tai daug neišlošiu tikriausiai, kad pradėsiu svaigti aplinkui visur važinėdamas. Turėtų būti gerai viskas. Jau truputėlį ir išalkau. Žmona prikėpė sumuštinių. Šį kartą nepalikau. Kaip praeitus kartus visus palieku. Pomidoriuko iš mamos šiltnamio. Ir tai reikės dabar bandyti kažkaip pakarpsnoti. Dar be to tikriausiai būsiu nusifotkinęs už greitį. Jau taip visą kelią neviršiju greičio, bet lenkiau fūrą paleidau, nežinau, 12-13 ant lenkimo. Rikiuotis atgal, žiūriu spotikai tu ant kelio. Greit per stabdį, bet vis tiek jau bus kabinė tikriausiai. Lietuvoje irgi nusibaudžiau, bet ne už greitį, su mažiuku BMW-ku reikėjo eiti tam mažam BMW-kui, reikėjo eiti technikinę, tai nuvariau technikinę, galvoju reikia pasižiūrėti iki kada draudimas, galvoju, nes kažkada lygtis panašių laikų buvo aš jį pirkęs. Jau pasibaigė 2 savaitės draudimas. Aną telefoną, kur turėjau lietuvišką numerį, ten turėjo pareiti žinutę, kad pasibaigęs draudimas, bet aš jau jo nebenaudoju, išmetęs esu. Tai žodžiu, tai jau dabar pradėjo eiti baudos. Viena bauda buvo, žmona važiavo kažkur, paskui važiavo į centrą, tai tenais bus nuėmė, mačiau, nes trikojus buvo. Ir paskui aš važiavau į draudimą, ten kažkur, man atrodo, fotkina, tai dabar pradės eiti baudos. Iš pat pradžių mažiausia bauda 3 eurų gavau, paskui, man atrodo, jis nuo šiam iki 120. Tikriausiai šiam gausiu, paskui 120 gausiu ir paskui dar gausiu tikriausiai. Taip nesiseka, tai šiauriai. Galvoju, gerai, kad dar gerai, nu, baudos tai baudos. Jis dum, kaip sakant, ne, bet jeigu būčiau į kokią įvaręs Porsche, tai tada būtų buvę įdomi. Jeigu net ir į mane būtų įvažiavę Porsche ar dar kas nors, tai aš vis tiek būčiau gavęs sumokėti, nes aš neturiu draudimo. Ai. Taip negerai, kaip reikia susižiūrėti reikalus. Ne iš piktos valės, tiesiog nepasižiūrėjau. Bet gerai, kad gerai, per baudas kaip nors atsidaužysim. Vis važiuodavau ir matydavau, kad yra Suomijai automobilių muziejus. Ir niekaip vis nenueidavau, tai važiuoju į Lietuvą, jau pravažiuoju, pamatai. Ir gal, nebesisuksiu, noriu greičiau namo po šeimą ten. O į šitą pusę, kai važiuoju, visada skubu į keltą ant paskutinių. Tai dabar, šiandien,
Mano nuomonė, kad aš turiu gerą pusvalandį pabimbinėjimui. Tai manau, kad aš sustosiu ir nueisiu į automobilių muziejų. Tikiuosi, kad pusvalandžio užteks prasieiti, bent pamatyti, kaip kas atrodo ta automobiliai. Mano aistra, bet visa technika aistra ir niekada neskiriu tam laiko, nes visada kažkur bėgu, skubu. Tai šį kartą sakiau, sustosiu ir nueisiu pasižiūrėti, kas ten gero. Nu va, ir atvariau į muziejų, varau pažiūrėti, kas ten gero viduj. Pradžiai gal GoPro pasislėpsiu, nes galimai gali būti, kad neleis filmuoti. Tai sėdėsiu kišenę, kad iškart nepamatytų, kad atėjau su GoPro kamera ir matys, kad jau filmuosiu. Bet jeigu neleis filmuoti, tai bus grūzas. Bet žodžiu, varau. Gazai M12. Čia tikriausiai visas ir sovietinės ir bus mašinos. Rambler. Nu žodžiu, tikriausiai per daugiausiai šį nekomentuosiu. Tiesiog kartu praeisim, paskui kažką pagreitinsiu, palėtinsiu. Ir viskas. Einam pasižiūrėti, kas čia gero. Kardo automobiliai. Netikriausiai realiai tai nelabai esu ir stovėjęs kažkaip prie tokių super senovinių automobilių. Geruliai, ką? Tas tai šis, čia tikriausiai, ne šitas. Nas, čia tikriausiai limuzinas. Šanos pusės yra knygutė, tai apeisim, pažiūrėsim. Nes vietos tai čia normaliai. Gale. Camon True 5.8 variklis 2,7 litriukai ant 100, nei daug, nei mažai. 3 pavarų, maksimalus greitis 137. Geras. Va, koksai Aston Martin žvėriukas. Geras sekcija. Gal ne per daugiausiai vietos. Nei saugos diržų nėra nieko. Netikriausiai, o vienintelis ir amerikietiškas egzempliorius, o visas kitas tai tik rusiškas. Žodžiu. 6.4 variklis. Eik sam. 300 arklių. 200 važiuoja, 4 speed, automatic, nerodo kiek valgo ant 100. Nu ką, viskas, reikia lėkti, prasėjau. Įdomiai, bet kokiu atveju pamatyti, bet nieko ir įspūdingo, iš tikrųjų, Ladas Moskvičiai sustatyti. Ladas Moskvičiai, Gazai, aišku, senoviniai, visa kita, nematyti. Gatvėje tokių nebepamatysi, ne? Bet vis tiek įdomu, jo. Bet ta prasme, 10 eurų kainavo bilietas.
Toksai. Jeigu kiekvieną skaitytum, tai užimtų laiko. Jeigu prie kiekvieno sustotum, prie kiekvieno skaitytum, kiekvieną tą užimtų eilę, bet šiaip, nu ką, va, kiek aš čia užtrukau. 20 minučių viską prasėjau, koks įdomesnis modeliukas pasiskaitai, metus, gamybos, variklį, kuro sąnaudas, o daugiau, nu ką ten, ta prasme, daugiau tu ten nieko neprižiūrėsi realiai. Galvojau kuro užsipilti prie to pačio, tai būtų gal ir nieko mintis, idėja, nes iš karto užsipilsiu ir tada tiesiai keltą. Jo, varau, iš karto užsipilu ir bus rami galva. Susidūriau su šiokiomis tokiomis problemomis. Žodžiu, vėl tas mano šaldytuvas. Paskui sustojęs, gal parodysiu. Tas, kur pats galiukas, tas tos pipsiukas išsitraukė kažkodėl. Taip visą laiką man knisdavo protą, kai reikia keliauti, jis visą laiką man pastoviai neveikia. Tai pergyvenė, nesu geras koks šlapenkis gabalas. Tai žodžiu dabar išsitraukė, viduj pasiliko pirikūrniko to cigarečių, to viso to reikalo. Tai tikriausiai užtrumpino ir žodžiu, nei vienas kištukas nebeveikia. Nebeveikia, nebekrauna telefono, nebeveikia tas. Tai žodžiu, reikės taisyti, ieškotis, kuris šis saugiklis. Prie kelto gal dar turėsiu kokį pusvalanduką laisvą, tai galėsiu susitvarkyti. Susižiūrėti, kas ne to, kur čia perdegė, kuris saugiklis. Nes jeigu be telefono, tai nu nėra labai didelė problema, bet ir neįdomu, nei muziko, nu radiją gali klausyti, aišku. Ne, reikia telefono, šiais laikais tai kaip be rankų. Ar kas atsitiktų, ar kažką reikėtų paskambinti, reikia susižiūrėti, žodžiu. Tai nuvaręs į vietą, darysim saugiklinę. Žiūrėsim, kuris saugiklis. Kuris saugikliukas. O kol kas viskas kaip ir neblogai. 100 kilų liko iki vietos. Turėčiau spėti, rašo, kad būsiu 3:30, keltas 4:30, tai visą dar valandą laisvo laiko turėsiu. Ne visą, pusvalandą. Tai va, žodžiu, leikiu. Na ką, ir atidėjau prie keltelio. Tai ką aš dabar norėčiau pasakyti jum, kad atvažiavau, buvo sustabdė policija ar pasieniečiai kažkas, tai patikrino teisės, pasą, mašinos dokumentus, nu kaip ir priklauso, davė prasipūsti ir ką dar. Kažkaip taip ilgai, tokie sunerimi. Lietuva, nu gerai, Lietuva. Padavė taip ir važiuok. Keistai. Ką, štolį lietuvių tuoj nebeįleis niekur? Nu gal ne. Gal tik tai pasirodė. Bet jo, sakiau, kad parodysiu tą problemytę. Tai va, šaldiklio nulūžo, iškrito, išsimovė tas, vienu žodžiu, gaidžiukas. Ir reikia eiti ardyti, taisyti, keisti saugiklį, kol dar laikas, nes telefoną reikės krautis paskui ir taip ir panašiai. Varau, darbuotis. Nu ką, ieškoma, ne? Žiūrim. Zigareten Ausunder 33, 25 amperai. Kur čia jis galėtų būti 33? 33, kas matot, pasakykit, nes aš dar kol kas, ai čia amperai, čia štikis. Nu va, problemytę radau, nudegęs. Dabar reikia tikėtis, kad turiu 30-tuką ir apskritai turiu saugiklių. Yra mažytė problema, turiu tik tais 20-tuką, o ten buvo 30. Tikėkimės, kad nenukeps. Jeigu nukeps, tai Suomijoje vis tiek yra daug degalinių, kurios dirba kiaurą parą. Tai tada reikės nusipirkti 30. Kišu.
Ten va kišu, nesimato. Oba. Įkišu. Žiūrim, ar veikia. Veikia. Very good mechanikas. Yes, good. Me. Ne, žiauriai gerai, bet tikėkimės, kad nenukeps. Čia. Ką, einu palauksiu, dar susitvarkau viską, susidėdu viską vietas. Iš kitą aš atsikraustu, nes nešios kompiuterį kartu į keltą. Jau kiek važiavau, čia galėsiu pamontuoti. Gal dar kažką pažiūrinėsiu. O ten momentai buvo sustabdę. O kol kas tiek. Jo, tvarkau viską. Ai, kavos dar reikės pasidaryti, turi karštą vandens ir tirpios kavos, tai kavytės. Na, aš jau ir keltukę. Sveikatų visiems. Žodžiu, niekaip nepasimokau vis. Sakau, kad nevalgysiu tokių bulyčių, ne bulyčių, o burgerių, nes kokios geros bulytės šiandien, nes nechranu, bet vis tiek valgom, nes daugiau nėra ką valgyti. Tai pasiėmiau tokį kažkokį dvigubą su svogūnais. Eisiu užkasti, užsikaliau gerą lėtikę, čia galėsiu kimarinti, tas 2 valandas spėjom. Gerti galima kiek nori, tai ir gersiu. Daug negersiu iš tikrųjų, vieną tai išgersiu ir būsiu sotus. Tai gal filmuką pamontuosiu, reikia išsiaiškinti koks slaptažodis Wi-Fi'aus. Nes kai įvažiuoji į link kelto pro tą kioską, tada parodai pasą, ten visą reikalą, tada tau užduoda tokias korteles. Bet šiuo atveju, kad aš užsibukinau online, tai man nereikėjo važiuoti per jokius žmonės. Privažiavau, tai man iškart viskas automatiškai atsidarė. Tai reikia žiūrėti mailę, gal atsiuntėm slaptažodžius visus. Ai, veikia iš apskritai. Geras. Žodžiu, nieko nereikės daryti, veikia viskas. Tai va, skanu valgant jam. Ir susitiksim vėliau. Ką, išvarėjau iš kelto. Viskas good, niekas nestabdė, nesugaišino mano laiko. Tai dabar važiuoju aplink Helsinkį, aplinkkeliu. Ir tada pasileisiu jau link Lahti. Tai suvariau tą burgerį vienu žodžiu, suvariau tas bulvytes ir ant pačią galą dar vieną pasiėmiau tokį didelį irgi, bet su svogūnais tokiais traškiais. Tai žiauriai geras. O pilnas pilvas. Ir miego taip nori, ta saulė dabar taip plicina. Tiesiai į akis. Dabar jau ne akis, dabar į šoną, bet prieš tai į akis vos nenusifotinu. Prieš tai į akis. Tai žiauriai noriu miego. Persikėliau, viskas buvo gerai, ta prasme, nei biškį nenorėjau dabar taip užspaudė. Tai žiūrėsiu. Bent 1000 kilojų nuvažiuočiau, 1000 dar liktų rytojui, tai manau, per akis man būtų per akis. Rytoj vakare būna apie kokią 9, gal 10. Galiu ir vėliau būti, nesvarbu, nes jau kai turiu informacijos, kad į darbą man reikia tik tais nuo 2 valandos dienos. Ne nuo ryto, bet nuo 2 valandos. Nuo 2 valandos žmogų keisiu. Tai galiu miegoti kiek noriu ir kur noriu. Tai žiauriai gerai. Nereiks skubėti stresuoti, kad darbą, kad pasilsėti būtinai reikėtų ramiai. Jo, varau po truputį, o paskui dar pasišnekėsim. Nu ką, atvažiavau į tokį parkingą, tai paradysiu šviesą įsijungsim. Toks va parkingas, čia nemokamas, bet ir elektros yra, viską žmonėm. Gal elektra ir mokama, nežinau, bet čia va su kemperiais Hebra gali kimarinti. Ten toliau su fūrom. Nu žodžiu, kas su kemperiais keliauja, tai Skandinavija apskritai yra tokia palanki vieta keliauti su kemperiais ir sakyčiau, pigi, nes daug vietų yra nemokamų. Kur gali kempingą, aišku, yra ir mokamų, bet yra, kur ir nemokamai gali sustoti ir prie tavęs niekas ten nesikabinės. O kai keliavau kažkada į Europos pusę, Lenkiją ir Austriją,
Sensorių mokama jau ten po šiam eurų kempingai. Aišku, galima ten ir stoti kažkaip stotelėse, bet net pačiam ir nejauku kažkaip tenais, bet kur sustoti. Kažkaip čia saugesnė šalis atrodo tokios daugiau necivilizuotos, tai aiškesnės, bet gal mažiau tų banditizmų. Nu, žodžiu. Tai numyniau beveik 1000 kilometrų, turiu be 2011 ir nusprendžiau, kad jokio tolko man čia važiuoti toliau, išsimiegosiu iki ryto, gal iki 6, gal iki 7, nežinau, ruošiuos. Tada damušiu likusią dienelę rytoj vakare būsiu. Ir tiesiog neskubėdamas rytoj per visą dienelę ir nuvažiuosiu kažkur papietaut, gal kažkur sustot, gal kažką tokio. Nes jokio tolko važiuoti vargti ten, akis vargint bereikalingai, ta prasme. Tamsu jau, dar žvėrių išeis ant kelio, žinai. Dar šiaip jau užknisas satom ilgosiam šviesom, nemoka jų junginėti, susideda 30 lempom priekio, ten, žodžiu. Ne kažką. Tai žodžiu, žiūrėsim, kaip čia kas ką. Dabar einu išsitiesti savo lovytę ir dar susimatysim. Ką dar pakūriau pečiuką. Beveik visų galingumų biškį tegul pašildo trobą. Tai jo, pasišildysiu trobytę. Jau iš tikrųjų prišilo, jau karšta. Tai gerai, dabar reikia parodyti, kur gyvensiu šią naktį. Šiaip kelioniai per visą laiką gal esam darę tik tais vieną kartą taip. Su žmona, atsimenu kažkada, tai tai vienas vairuodavom, kitas miegodavom, taip pamainom. Žiauriai nesaugu, bet nieko nepadarysiu. Tai va, mano apartmentai, pagalvytė, kajak kojytėm išsitiesti, pledukas, čia vietos vienu žodžiu pilnumoj. Viskas bra. Ką žodžio? Chebrytė, varau ilsėtis. Gal dar filmą pažiūrėsiu. Iš tikrųjų net nepavargęs esu iš tikrųjų. Tiesiog noriu pabandyti, kaip atrodys kelionė. Taip neišvargus, kad važiuoti iki 3 nakties arba visą naktį ir visą dieną ir ten, žodžiu, išvargus nuvažiuoti su išvarvėjusiu akim. Pažiūrėsiu, va, pamiegosiu, kaip žmogus susimiegosiu, kiek čia skaityk 11, pusę 12, gal užmigsiu 12, atsikelsiu 7. Turiu vandens, apsiprausiu dantis, turiu karšto vandens, dar bus vis tiek tarp kava, užkast bananą, jogurtą ir į kelią. Žiūrėsim, kas bus ir kaip bus. Tai va, ačiū, kad žiūrit. Iki.